Tai nemiegojau 2 metus ir kepdamas 2 kepalus ir norėjau staiga sužinoti, kaip atrodytų iškepti daugiau negu 2 kepalus. Tai prikepiau tų duonų, visi valgė mano bandyminius tos kepalus. Ir žodžiu, buvo tie bandomieji triušiai, kol galų gale iškepdavau tokią duoną, kad jau sau sakydavau, tą duoną turi paragauti kiti. Baigės turgelis ir ją klientė pirko duoną, susitinka tą klientę, vėl Rūta netoli čia mūsų rajone, ir jinai dėkoja jai. Ir dėkoja ir sako, aš paragavau duonos ir apsidegė. Tokie momentai vis priveda atgal, atveda tave į tą tašką, nuo kurio viskas prasidėjo, nes viskas ir prasidėjo nuo to, kad turi dalintis šituo dalyku, reikia dalintis. Turėjau kaimą Žemaitijoje ir jie vadindavo duoną dauna. Ir kaip gaudavos, kad ta duona iš tikrųjų buvo pati, veždavom savo grūdus į malūną, maldavom, teta kepdavo ir ta duona, kaip viskas baigdavosi, duonos būdavo, nes kepalai būdavo labai dideli. Baigdavosi kiaušiniai, tarkim, duonos visą laiką būdavo didelis kepalas, kažkas tai visur būdavo ta duona ir kaip šviežia, kaip pastovėjęs ir taip toliau. Tai tas vertybės, jos telpa į tą pavadinimą ir man asociacija į tą praeitą laikotarpį, kai dar viskas nebuvo taip iškreipta.